Dzindzilin, štai ir vėl trečiadienis, Dzinblandizmas su jumis, aš Ieva kosmetologė Ir tavo klientė, nekilnojamo turto brokerė Jūratė. Šiandien taip įdomiai gavosi, atvažiavau pas Jūratę su 2 temom, sako ne. Išpeikiau Turi būt nauda. Nu gerai, sakau. Tai dabar pagalvokim iš tavo pozicijos kaip kliento, vat ką tu norėtum sužinoti, kas tau įdomu, tai apie tai ir pakalbėkim. Nu tai va, tai aš ir sakau, palauk Ieva, aš pas tave atvykstu, vis tiek, brandžiaus odos priežiūra. Savininkė. Brandžios odos savininkė. Tai dabar aš atvažiuoju pas tą Ievą, atsigulu, į prasideda, tenais, kai ta, žinai, abrakadabra, kažką pamaišo, kažką padaro. Tai nuplauna, tai uždeda, tai paskui su aparatais, paskui 20 ten man paleidžia, mane ten pradeda tampyti viską. Tai va dabar tu man papasakau, ką tu ten man darai, ką tu ten naudoji, kokias priemonės. Prisimenu, žinai, ką aš tavo tik tai man, ką tu ten iš pradžių, rūgštelę. Tai buvo visada, pradžia yra pradžia, nuo kažko reikia pradėti, taip. Tai kažkaip neprisijaukinome šito metodo. Ieva visą rūgštelę užtepa, aš kai tik grįžtu namo, tai visą nušutus visą nuėjus. Sakau, žinai ką, atsigulu, aš pasėdau, ką nori daryti, tik tą savo rūgštelės. Koks imunitetas. O paskui žiūrėjau, nežinau, ar Ieva rūgštelės pakeitė, jau nebetepa. Ne, apskritai metodą patį. Nu va, tu pritaikai mane. Ir pačių procedūrų atlikimo. Mes buvom susitarusios su Jūratė, kad kaip klientas jinai vaikščios pas mane kas 2 mėnesį. Iš pradžių kas mėnesį vaikščiojau. Bet ten šiaip tarp kitko. Tarp kitko, nu gerai. Tai dabar buvo kas mėnesį, paskui galvom, jau Jūratė graži. Jo, ačiū. Jau galima biškį paretinti. Galima biškį paretinti. Bet žinot, aš laikaus tokio principo, kad visada reikia kažką naujo, kažką palaviruoti, įdomaus padaryti, pakombinuoti, kadangi dirbu su aparatais, pas mane tų aparatų ne 1 ir ne 2, tai aš visus pajungiu į darbą ir pritaikau atliekant procedūras. Tai vat tas noras kažką naujo privedė mus atlikti naują procedūrą Jūratei, kuri pakanti būtų... Pavadinčiau adatos be adatų. Adatos be adatų, kadangi Jūratė neperneša. Apsaugok viešpatį. Jokio skausmo. Bet dėl grožio, ko nepadarys. Tai turi būti komfortas, malonumas. Tai, sakau, aš tau turiu alternatyvą. Tai mes pradėjome adatinę terapiją be adatų. Ką tai reiškia? Odos šlifavimas, regeneracija, atstatymas nuo raukšlių, apskritai pilnavertiškai odos tekstūrai, drėgmei, pakiams. Pas Jūratę probleminė vieta yra skausminga, nes negali žiūrėti save veidrodį. Vat grįžau iš baseino, tai kaip panda, klausydavau tokinių klausimų. Biškį pasirinkti. Tai pradėjom atlikti adatinio kremo principų, kur kremas, šveitimas, kuriame yra nano adatos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tepam ant veido kremą, adatos įsiskverbia į gilius odos sluoksnius ir jos veikia. Bet nereikia jokių švirkštų, jokių injekcijų. Pats kremas, kaip produktas, daro savo darbą. Bet be kita ko, prieš tai aš visada paruošiu veido odą. Natrio chloridų, kad būtų kaip akvapilingas, nes labai išpurena odą. Aš taip vadinu, išpurena, tai reiškia išminkština odą. Kad ta skvarba, infiltracija pačių medžiagų procedūros eigoje būtų geresnė, įsisavinimas būtų geresnis. Tada būtinai rūgštelės. Taip. Tos rūgštelės. Aš rūgštelę negaliu. Bet parūgština dirba. Mes jau priėjom tos stadijos, kad mes jau atitaikėm, kokios rūgštelės Jūratei tinka ir jos nedirgino jos veido odos. Tada prieinam prie esminio momento, tai yra tepamas kremas. Tada baroforezės principų, jau 2 aparatas. Įpurškime mes multipeptidinį kompleksą, ampulę, mililitrą, daugiau negalima, nes labai daug aktyvių komponentų, nes su tuo brendu, kurio dirbu, tarp kitko Nanoazija,
labai padidėjusių medžiagų koncentracija. Pats gamintojas padidino sudedamųjų dalių, Kad efektas būtų. kad būtų dar didesnis efektas. Padobulėjo protokolai, tai tik maloniau dirbti, tik dar geresni rezultatai. Tai va, tai po multipeptidinės tos ampulės, ką aš dabar darau? Tas 220, kaip tu vadini, 220. nes aš turiu dar trečią aparatą. Bet tu su šalčiu kada darai tenai? Taip, su šalčiu, tai Va tas kaip labai puti, gerai, bet- tai va tas Jo. paraforezės principus, tai yra, Mhm. kaip puti atrodo vėjas. Vėjas, slėgis, vėjas yra antgalis, yra adatėlė, yra oro teptukas, adatėlė, pro kurią ir skverbėsi produktas į odą. Ir Pro taip odos gaivu, poras. klausyk gaivu jo. Taip, tai atrodo, kad šalta, nors ten tik tais nuo putimo, nuo slėgio atrodo A, ne? vėjas. Nu, va, atrodo, kad šalčio terapija. Ne šalčio terapija. Taip, Supratau. ir tada prieinam prie to, kad viską sustiprinti, apjungti, sujungti, pastumti dar į gilesnius odos sluoksnius. Naudoju aš trečią aparatą, savo daugiafunkcinį hidratačio aparatą, kuris turi tokią labai puikią funkciją kaip elektroporacija. Ką ir jauti, tas adatėlės, tą badimą, tokį 220 Ai, tas- smutai. Bet tas su tuo, kur čia šitas Taip, šitokėlės. tada paliftinguojam, sustiprinam karkasą, raumenis patampom. Ir galiausiai dedame šviesos, LED šviesos terapinę kaukę. Ai, tikrai. Taip, ir įjungiame raudoną šviesą. Kodėl raudona? Todėl, kad jinai yra intensyviausia, kas dėl medžiagų suvestų infiltracijos, pasisavinimo ir pačio veikimo. Nu, va, prašau, klausyk. Labai daug visko, labai daug komponentų, bet realiai, kai žinai, ką darai, dėl ko darai, patirtis ir paskui gaunasi puikus rezultatai. Ir išeina Jūratė tikrai graži ir jokių paraudimų, Jo, alerginių reakcijų jo. tikrai nėra. Nebeliko ir kaip tu sakai, tą pirmą kartą, kai tu tepėjai man tą basibadantį kremą, nu, kaip ten, Taip, tą medžiagą. adatinis kremas. Adatinis kremas, tai taip. žinok, aš jaučiau, da sakau, Jėzus ir visur čia. Antrą kartą tu tepėjau, aš Va jau jo šio. nebejaučiu praktiškai. Nes oda pripranta, kaip Jo. palaipsniui reikiagi prie visko pratintis, kad mes įprastume. Ir aišku, Ieva liepė tą dieną man visiškai nesiprausti. Niekada, visada po procedūros klausiu, ką jūs darysite dienos eigoje. Ar jūs eisite į lauką, važinėsite, bendrausite, nu, būsite aplinkoje, kaip žinoma, aplinko tikrai yra užteršta. Visur pilna bakterijų, liečiam, veidą prisiliečiam. Tai po tokių procedūrų, ypatingai adatinių, tai būtų gerai, kad nieko nedaryti. Ir jeigu jūs vykstate namo, tai galiausiai ir nieko nedaryti, tą pačią dieną veidu, tiesiog atlikti savo įprastą procedūrą, tai yra prausimo, tiesiog ryte. Bet jeigu jums tai nepavyksta ir jūs turite reikalų dienos eigoje, tai bent po 8 valandų praėjus tokiam laiko tarpui nusiprausti įprastai veidą prieš miegą. Nu jo, prieš miegą aš, kai grįžtu iš tavęs, tada neplaunu, bet rytojaus rytą dar aš vavalausi ir dar jaučiu tas adatas. Taip, nes jos ištirpsta šiaip realiai faktiškai per 48 valandas. Tai yra 2 paros, tai yra laiko tarpas veikimo. Nu tai va. Ir šį kartą pasigirsiu Ievas, ir mamos diena, ir gimtadienis čia buvo, dukra viena žiūri mane, sako, mama, tu čia daug pasidažiusiesi ir ne, vat, kad taip atrodai. Sakau, nu, kad tikrai nedaug, žinai. Sako, aš ir taip svajoju, nes jinai ten sugalvoja, kad turi problemų. Tai nežinau, pas Ievą ateis. Bet sakau, žinok, tikrai ne, nes ir sako, jeigu nedaug tau laiko reikia pasiruošti išeiti į gatvę, nu, tai reiškiasi tavo odos būklė yra gera. Jeigu tu ten, nežinau, kremus dėdėsi, pudros kažkokias sluoksniais didžiausiais, sako, tavo tiesiog mama veida švyti, sako, jėtus kaip fainai. Nesupranti, Ieva, aš tavęs ir klausiu, ar tu matai efektą, nes pati tu supranti. Aš tave matau kiekvieną dieną, tai tu pripratus prie savęs, žinai, nu, gal kartais ir atrodo pastebi, bet kai Ieva sakai, tu pasižiūrėk, kokia tu prieš tai buvai, žinai, nuotraukose. Ir ypatingai akcentuoju visada pasižiūrėti į savo problematiškiausią veido odos zoną. Jo. Kada buvo prieš kiek laiko kokia ir dabar kokia yra, tai tada abejonių neliks, kai pamatysit skirtumus.
Nu tai va, prieš pradedant reikia nusifotografuoti, klausyk, aš žiūrėjau, Arba tiesiog pasim seną nuotrauką ir pasižiūrėti. Nu žiūrėjau šitą Iki seną kol- nuotrauką, žinai. Iki kol nepradėjai pas mane ir Jo. dabar kiek jau eini laiko pas mane ir koks tas seka ta... Nesakau, va, aš kadangi pripratus prie savęs, tai aš čia nieko Visi nesakau, priprantam. bet va dukra, žinai, sako, ar tu čia daug pasidažius, sakau, nieko, aš čia sakau, va, kušonų, kušonas ir... Vienintelis Jo, kušonas kušonas tik ir mano visų klienčių, tai yra kušonas. Jo. Ir dar ką noriu paminėti, kad klausia manęs, o tai kušonas turi SPF 50, aš po procedūros užtipiu, kaip jo nenuplaut? Taip, jeigu jis ilgai, jūs kiekvieną kartą nenusiplausit prieš einant miegot, taip, tai bus šaltinis poveikis, pagrindinis, tai kad tikrai pradės kimšt poras. Pradės, tarkim, berti, dehidratacija kokia gali atsirasti. Bet jeigu vieną kartą per mėnesį jūs atsigulsit su to kušonu, tai tikrai nieko nenutiks. Nieko nenutiks, aš ir kartais būna tinkiu, bet žinai, kas pasidaro, taigi pagalvė įsiteplioja, vis tiek nori. Tai nereikia miegoti veidų į pagalvę. Nu tai kaip kitai. Ir apskritai veidų į pagalvę kenkia, nes Ir iš viso nemiegot geriausiai. Tiesiog aukštyn galva. Jeigu lylumą žiūrėdama. Taip. Nu, ir tada pakeipa juodą, kad kai nemiegojas miegot klausyk. reikia. Nu tai va, tai miegot ar nemiegot klausyk. Miegot. Miegot gražiai vienu žodžiu. Nes grožio miegas irgi yra. Tai va. Tai tikrai rekomenduoju, ne pirmą kartą video žiūri mane, tikrai rekomenduoju, tikrai matau efektą ir su Ieva vėl susitarėm naują planą, ne, kaip aš atvyksiu, nes aš jau irgi šitokit susigaudau, jau ką čia man daro, sakau, tai gal darom taip ar anaip, kad pirmiausia, kaip sakyt, įsotinam, o po to palaikomą į dalyką, kad kaip pasakyt, kad nereikėtų vėl. Svarbu yra režimas, tikslingas ir apgalvotas. Režimas ir va Ieva sakė, kas 2 savaitės turi ateiti, kalendorius užpildytas, va vėl susitinkam, Ateiti kas 2 savaitės kursui. Jo, tam kursui, reikalinga visada vieną kartą mėnesį kaip štikas. Jo, nu ir viskas, ir priemonės naudoti, ir kaip štikas, jeigu pasižiūrite save ir norit atrodyti gražiau, skaiščiau, kadangi pavasaris dabar, ne, žaliuoja viskas. Jo, viskas žaliuoja, norisi ir būti gražiom ir atsišviežinti, atsijauninti. Taip, tikrai yra galimybių. Ir laikas pradėti visą laiką čia ir dabar, nei per anksti, nei per vėlai. Ar bent jau pabandyti. Taip, bandyti, ateit pas Ievą užsiregistruoti ir pabandyti. Ir sužinosit, ką mes čia plepam, ne? Apie ką tiek laiko. Jau tiek laiko plepam ir viską sužinosit. Ir dar norėjom parašyti jūsų. Ryšim su tą pačią mintim, kad galbūt jūs turit kažkokių konkrečių klausimų, ką norėtumėt iš mūsų sužinoti. Tarkim, pasufleruokit iš savo pozicijos kokią nors mums temą ir mes pagvildensim, patenkinsim jūsų smalsumą ir tuo pačiu apie save galbūt sužinosim, ko nežinojom. Jo, po video galite įkelti ir tikrai, kaip sakoma, ir pakomentuosim. Ir nauja tema bus, ne? Ir įtrauksim jūsų diskusiją. Kaip šiandien tu manęs klausai, kas tau aktualu, nu aš tau pasakiau, nu va ir sužinojau, ką tu ten darai. Nes geriausia, kai mūsų klausia ir mes gvildenam pokalbį jums rūpimą arba įdomią temą. Nes kai daug žinai, atrodo, kas čia. Kalbi, bet... Atrodo viskas ir taip aišku, ne, o iš tikrųjų ne. Tai va, jeigu norit būti gražius, tai prašom pas Ievą. Iki greito.